didesnis vasario mėnesį, nei jis buvo atvykus į Panevėžį sezono pradžioje. Na, juolab dabar Panevėžys galės koncentruotis maksimaliai į vietinį frontą. Jarumbauskas nusimeta kamuolį, išvengdamas klaidos ir čia 3 taškai. Satonas, ieškomas vienas iš metikų, jautė kontaktą, Brendonas Čildrasas, 2+1. Jarumbauskas susikaupęs, persiunčia kamuolį atgal link tritaškio linijos. Ir Čildrasas žengęs žingsnį atgal, išmeta. Ir sudėtingas Čildraso metimas išprovokuoja pražangą nuo baudų metimo linijos. Ir kokia gera Luko Kreišmonto pražanga. Taip, čia Čildrasas šokdamas į šoną. Pirmieji legionieriaus taškai. Atsiprašau, prieš paskutiniai pagal šios rodiklius yra Volstins bet, kurios baudos metimo Arlauskas, bet Kirvesas ima kamuolį. Čildrasas dabar su juo stapteli, atšoka ir iš vidutinės distancijos. Išsaugo kamuolį Briutonas. Čildrasas. Nereikia skubėti Jonavosi, bet Čildrasas ne. Į veidą ir sutrukdo metimui, o Briutono rankose kamuolys atsakymai. Jarumbauskas. Pramestų baudų kiekį jau šiame sezone. Čildrasas, Venskaus užtvara. Lieka prie Rupštavičius, vienas mažas žingsnelis atgal. Kyla į viršų Majauskas, dar vienas 2+2, eilinis pasikeitimas gynyboje ir bandomas atakuoti Stevenas Sima. Kirvesas, Adolfas su Čildrasu. Į kontaktai, o dabar. Štai Venskaus užtvara. Čildrasas suranda Venskų, tiesa, ne prie tritaškio. Šiandien vaizdas taip pat labai panašus, tik tiek, kad dar niekaip nepavyksta atsidaryti. Nevėžiopti, bet to Brendonas Čildrasas patakė. Dar šiek tiek dovanų Jonavos arenai ir jos darbuotojams iš Klaipėdos fanų. Tikrai labai... Reiks palaukti, čia kova pirmajame aukšte. Aišku, kad Čildraso rankos greitesnės. Į visišką medį lipa Čildrasas. Prieš jį jau Gagičios. Puikiai Čildrasas tenai bendras rezultatas plus 27, bet dar viena klaida ir jau greita ataka Čildrasas. Tarsi žinodama. O papa juda Jonava. Ir Jonava juda tribūnos. Jonava juda galbūt ir į 4. vietą su tokiu žaidimu. Gali būti. Bet yra oi kaip. Čia perskaito varžovų sumanimo Čildrasas ir dar. Šis bandymas lygiai taip pat pro šalį. Taigi rezultatas nesikeičia. Koks perdavimas per pusę. Solidus judesiai kaip vidurio puolėjui. Čildrasas. Tolimo vidutinio nuotolio. Bet Lietkabelį jau ir Ryto baubos iš Citadelė KMT, ten virš 40 naudingumo balų. Kažkiek galbūt mažiau kokybės, netaiklus metimai. Dabar komandos tikrai, galima sakyti, šiek tiek siaučia ir... Auklėtinių savo, neatsitvėrimo. Gali suprasti, jog aišku varžovas galingesnis, bet atsitverti tikrai turi geriau, o čia Čildrasas. Pergalė šį sezoną BCF LKL. Pirmasis 2 pergalės jie iškovojo ne kur kitur, o čia, Telšių arenoje. Stepautė Masiulis, pranašumas. Briutonas nenori tuo naudotis, Čildrasas iš toli. Šiandien matome, 40-39, dar liko beveik pusę antrojo kėlinio. Brendonas Čildrasas iš toli ir... Užtvara Kulboka daug šiek dėmesio sutraukė, bet čia puikus epizodas gynyboje ir 3+1. Čildrasas pats užbaiginėja tą. Antras iki visiškai laisvas pameta Jeffrey Tayloras. Jarumbauskas. Čildrasas taiklus. Mandas Turkis. Koks apmaudus epizodas. Tai buvo proga išlyginti rezultatą, o vietoje to... Kenas. Net ten norėtų atiduoti kamuolį, kontratakoje Jonavos ekipa. Paigos, kuriame nemano menkinti apsukų. Jonavos komanda. 12-11 kol kas čia. Bizniukas. Neskuba Jonavos ekipa ir vėl išvedamas Brendonas. Finalo ketvirtas. Planuoja apsilankyti? Aš tai tikrai planuosiu, jau turiu įsitraukęs, čia labai gražus. Už tą epizodą po kitų krepšių įdomu iš tikrųjų būtų dar kartą pamatyti tą epizodą, bet čia Čildrasą suranda Kirvesas.